Nu, aišku. Į ką? Ir Ferrari važiuoja. Nu taip. Su apačiom nuduošim. Įdėk. Taigi vėl rūdžių vakaras tęsiasi. Skiršinė tokį. Supuvusi vėl. Galas, durys. Nesidažo priekis tik tai. Ir galinis bandas. Šonai ir galinis dantis, taip sakant. Nu gal pasimsiu tą. tą patį daiktą. Truputį poralono. Tepti, kur daugiau surūdėjo, sakė užtepti. Dar su gratiniu šepečiu patrinti. Taip padarysim. Gratingą paėmiau tokį. Va čia. Vėl spoterių reikės. Nedaug, bet vis tiek reikia partraukti. Kuo mažiau molio, tuo mažesnis svoris mašinai. Kuo mažiau kuro reikia. Valia, kai vėjas, kaip kalnė sušaltė. Eis nemokinės žydžių. Supenėra. Antikurosinis. Padengimas. Geruma. Toliau keliam galvą aukštyn ir turim, tai čia turim kažkodėl tai atsilūpė tiesiog, neišpūvė, bet iššokė dažai, kaip taip gali būti? Ką? O, karoči, toks. Durų kraščiukai nudaužyti dar. Tos durys, senos durys lygiai tas pats. Ardom rankeną. Labas vakaras, pradedu antrą savo darbo dieną. Dar šiandien žadu vis kariauti su tom pačiom rūdim.
Nu, kaip atrodo. Čia per naktį pastovėjęs, tas mano rūdžius ryšėjęs rūstyko. Čia nieko nebuvo, šiaip ištrupėję. Čia ir kelią, aš nežadu padaryti šitą arką. Ir... O čia. Nu, tamsu biškį. Dar kartą nuskusiu viską. O va. Su dratiniu šepečiu nuskusiu. Ir užtepsiu dar pusę valandos, nes pagal instrukciją rašo, kad pusę valandos užtenka, kai jis pabūtų. O čia buvau per naktį ir dar va šiandien užmesiu aš jo. Manau, bus gerai. Tai va, parodysiu, ką šiandien pasidariau per vakarą. Ir ką dar noriu padaryti. Tai va, žiūrim. Žodelis jau panaikintos yra. Čia buvo glaisto aplink va tą kantelį, daugiau pritepta kažkada. Tai dabar per visą plokštumą, trinu visą plokštumą, kad štai vietoj nereikėtų glaistyti. Išlyginti paviršius. Kantelį pataisysiu biškį va. Viršui. Arka jau nušpakliuota. Iš lauko durys čia dar. Durelės tą kantą atkaliau, čia buvo užsilenkę kažkaip. Ai, čia briauna matėsi tą vidinį sukabinimo. Čia buvo duobė įsispaudos. Taip va, dar reikės išsivesti kantelį taip. Nutrinti taip. Taip. Na, tarpdaris dar prasidėjo. Tarpdaris dar reikės ruošti. Nes aišku, čia spaudėsi, čia iššūkinėjo burbulais. Tai va. Pertipiau galinį dangtį antrą kartą. Radau dar vieną vietą iššokusi. Prie folco ženklo. Čia pakartotinai. Dar apačioj. Pertryniau. Nuskutau, vėl užtepiau. Turėtų pasinaikinti viskas, aš įsivaizduoju. Dar reikės iš vidaus čia. Gal matysi, nelabai matosi. Iš vidaus reikia irgi dar paruošti, kad... Nu va, buvo kažkada ruoštas šonas. Kerzucha nulinė. Matosi mašinėlis viskas kažkur tai. Nesufokusuoju. Nes buvo dėta va. Atvipę. Buvo jau numinėta kažkada. Čia, po veidrodžių jau. Tos daiktus reikia labai atsargiai numinėti. Galinis pusė velnio. Šiandien nusimsiu moldingus. Durapą čia užpakliuosiu. Vienu žodžiu noriu viską pasiruošti tą šoną gruntavimui jau. Reikės išsidažyti pirmiausia tarpdurius. Pasiruošti išsigruntuoti, išsidažyti. O paskui varysiu į kamerą, nes čia aplinkui beveik visą dažusi. Tai va. Vienu žodžiu vargstu su kanteliu. O čia eina toks neryškus kantelis. Ir po kanteliu taip išsirė, čia plokštuma eina, čia kantelis išnyksta į viršų į apačią. Nu vienu žodžiu, vietą nepatogiai trinti. Nisuosi, tai va dabar kažką tai padariau panašaus. Uždėsiu foną ir su smulkesnė škurkė pasižiūrėsiu, kas čia gaunasi. Nu, paprasti juodi dažai va tokie. Nu, galim išsigąsti dabar. O! Čia pasimatė. Nu, į kur tas kantelis? Kol apačioj džiūsta, ten visi glaistai. Pašalinsim čia rūdis. Rūdis pašalinsim. O, išlėti, užtepi. Atrodo kaip sveika, bet ten buvo rūdis iš tikrųjų.
iš panaties iškels, išgrauš ir tai jau galėsi nusigruntuoti. Tai va. Priėjom prie priekinių durelių. Čia jau užkurkę nutryniau tą visą rastiką pastovėjusi. Dar su skėdikliu 464. Tiesiog paėmė. Dar nuplaunu. Ir viskas. Truputėlį gruntelių. Pataisom biškį, kur negerai. Tai va, kitas tarpduris irgi nieko gero nežada, atrodė viena kita rudelio, jeigu pažiūrėti iš arčiau. Va, vienas, du, čia pakelta, čia burbuliukai, čia vėl burbulas, vėl, karoči, vėl. O, kur dar čia ant kampo. Va. Nu ką, viskas kutų vėl tepu. Rūdis. Tai yra rūdžius ryšėje. Jiem užkurkė P80. Ir ką, ir renku šiuos. Tai va, iš 2 puslelių kiek aš čia pririnkau? Daug. Nu. Visas prajonas, karočiai. Į viršų čia. Nu ką, einu ištepsiu košės tos. Ir laukiam. Nu va, reaguoja taip. Graužia, viskas puikiai vyksta. Biškį prailgės gyvenimo laikas. Spyna. Irgi. Ir dar čia pamačiau, iš pradžių nemačiau, bet lemba žiūriu, va, dar čia irgi nušokė. Nu, tą rankinėlę reikia išimti. Karoči, toks vaizdas. Ne. Aišku. Nu, su dangčiu tikrai linksma. Antrą dieną aš jų įkankinu. Nu, va kaip gaunasi. Rūdžių kaip ir mažiau. Nu, va kaip iš apačios išsigraužė viskas. Dabar dar užpūsiu gruntuko. Paskui kažkur patepsiu, kur negražu iš pakliuko. Tas visas, kur rudelis buvo. Pasitepsiu, išgruntuosiu tiksliau, ir paskui prašpakliuosiu. Nu, užpūsiu gruntuko, šiek tiek. Taip atrodo jau nuvalius tą visą surišėją. Čia aš planuoju tiesiog paimti, nušiaušti gruntavimą. Didelės korozijos nėra. Šitie visi turėtų užsipildyti su gruntu. Bet tiesiog pašiaušiu, gruntavimą apklijuosiu ir nugruntuosiu. Tai va. Kai gniuždys iš tarką, čia va, spaudėsi. Čia iššoko, aišku, tie papai. Na, teko juos va prišpakliuoti, priglaistyti. Nu va, ir kad dabar man išsigruntuoti vidų, aš iki čia va pasišiaušiu. O čia biškį viršui per sprindį.
Ir čia dar apačioj, nes čia dar rūdis išlindo, aišku, jeigu įsigruntuosiu tą pusę iš vidaus ir aną pusę iš vidaus. Ir šiandien užteks, uždarysim duris. O rytoj išgruntuosiu išorinę pusę. Tai planuoju. Būtų gerai, aišku, išdažyti rytoj vidų ir išgruntuoti iš lauko. Jo, teisingai. Nu ką, dabar bandysiu apklijuoti. Nu, žodžiu, nesąmonė. Čia gruntuoti, o čia neišgruntuoti. Paimsiu dar pašiaušiu su 2,40. Iš tikrųjų, tai ir pašiaušta. Jo. Čia viskas gerai. Dar pereinu su 3,20. Bandom gruntuoti. Laikas fonai.